Gerai. Labas vakaras visiems. Leiskite pradėti mūsų debatus. Esu Žilvinas Gambota, atstovauju Vilkaviškio rajono nevyriausybinio organizacijų tarybą. Ir taryba kartu su Vilkaviškio krašto laikraščių Samtaka yra šio renginio organizatoriai. Ir tai visiškai yra pilietinė iniciatyva, niekieno neremiama ir iš niekur nefinansuoti. Labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko. Labai trumpai apie pačias taisyklės. Tai yra debatai pagal vieną iš klasikinių debatų formų. Klausimus uždavinėsiu kandidatam į merus tik tai aš. Jokių klausimų iš salės būti negali, žodžiu. Jeigu jūs norit kažko paklausti, jūs turėtumėt pakelti ranką ir arba Daiva, arba Daigyra jau paduos popieriaus lapelį, kur klausimą galėsit užrašyti. Visi klausimai slais pas mane ir šiuo atveju aš juos matydamas priimsiu tam tikrą sprendimą ar paklausti kandidatų čia. Jeigu tai bus asmeninis klausimas kandidatų, tai užrašyti, kuriuo norit paklausti, mes po renginio jam atiduosime. Tai yra viena iš klasikinių debatų formų, kada dar kartą klausimus uždavinėjau tik tai aš. Šiuo atveju šitas formatas buvo aptartas mūsų nevyriausybinio organizacijų taryboje ir mes tiesiog priėmėm tokį sprendimą. Tai tiesiog toks yra formatas. Čia yra ne koncertas, labai prašyčiau neploti. Ploti galbūt galėsim vieną kartą, kai aš tiesiog pristatysiu kandidatus, tai jiems iš pagarbos. O daugiau šiuo atveju jokių plojimų salėje labai prašau, kad nebūtų. Ir šiaip labai prašau tokios visuotinai priimtinos tvarkos, taisyklių ir tam tikrų etiketų ir elgesio normų. Renginio trukmė bus apie 1 valandų. Renginį mes įrašinėsim ir filmuosim. Tai tiesiog iš karto perspėju, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų. Kandidatam labai prašyčiau iš tiesų atsakinėti į klausimus trumpai, nes ir patys klausimai, dauguma klausimų yra pakankamai trumpi, konkretus ir aiškus. Kai kurie galbūt ilgesni, mes nustatysim tam tikras, po klausimą aš pasakysiu, kiek yra atsakymų skiriamo laiko. Bet tikrai labai prašyčiau konkrečiai ir aiškiai. Iš tiesų mūsų debatų tikslas tai nėra čia, kad kandidatai perpasakotų jums kažkokias telegriminės programas ar nuostatas, jūs jas puikiai galite rasti viešoje erdvėje, tai nėra paslaptis, jų programos, jų partijų programos ir panašiai, tai šitų dalykų mes iš tiesų stengsimės kuo mažiau. Tikslas yra pristatyti kandidatus ir kandidatai, kad mes pamatytumėm tam tikras jų ir asmeninės savybės, tam tikras vertybinės nuostatas ir panašiai. Ar ne, be abejo, ir tam tikrą žvilgsnį ateitį, kaip ir ruoštėsi būdami Vilkaviškio rajono šeimininkais, galvomis, iš tiesų koks jų požiūris į vieną ar kitą procesą, į vieną ar kitą sritį, kurią kuruoja savivalda ir panašiai. Tai tie galbūt bendrų tokių taisyklių, ar ne, tada galim pradėti. Tai aš norėčiau pristatyti, nors galbūt visi puikiai pažįstat, tai ponia Danutė Grabauskienė, kurią iškėlė kandidatu Visuomeninis rinkimų komitetas Vilkaviškis 2015. O čia galim paploti vienintelį kartą. Ponas Evaldas Janulionis, kurį iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai. Ponas Vytautas Lekešius, save išsikėlęs kandidatas į Vilkaviškio rajono merus. Ponas Gytis Lukoševičius, kurį iškėlė Liberalų sąjūdis. Ponas Bernardas Marčiukonis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Algirdas Neiberka, Lietuvos socialdemokratų partija. Ir ponas Edmundas Žalys, Darbo partija. Gerai, pradedam pirmas blokas klausimėlių, kuris iš tiesų tam tikros vertybinės nuostatos, tam tikros savybės. Iš tiesų jūs ruošiatės tapti rajono savivaldybės vadovu. Kiekvienas iš jūsų apibūdinkite, prašau, savo vadovavimo stilių.
Danutė Grabauskė. Labą dieną, vilkaviškiečiai. Ačiū Santakos laikraščiui, ačiū gerbiamam bendruomenių vadovui Žilvinui, kad suorganizavote šitą renginį. Mes rytoj pasirodom Marijampolės televizijoje, tai čia turbūt toks viski būtų, kaip ir, kaip pasakyti, pasimokymas, repeticija. Ką nuostatos? Klausimas buvo apie vadovavimo stilių. Klausimas buvo apie vadovavimo stilių. Labai prašau atsakinėti į klausimus. Vadovavimo stilius yra aktyvumas, sąžiningumas, viešumas, ūkiškumas visose srityse. Taip. Ačiū labai. Valdas Arnautas. Labą dieną visiems. Į klausimą galėčiau atsakyti taip, kad pagrindinės būtų vadovų tokie bruožai ir aš kuo laikausi, tai yra ryžtingumas, reiklumas, iš pavaldinių reikalavimų, kad būtų visi atlikti darbai kokybiškai ir laiku ir darbuotojų kompetitingumas. Ačiū labai. Vytautas Lekeščius. Labą dieną, mėly vilkaviškiečiai. Aš taip pat, kaip ir mūsų visi čia pretendentai, džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug. Į tą klausimą galėčiau atsakyti, kad esu labai demokratiškas žmogus. Vertinu savo pavaldinių darbą pagal jų kompetenciją. Pats ypatingai dėmesį skiriu strateginiams dalykams. Kaip strateginių pasiekti tikslų, mano darbuotojai turi teisę rinktis patys. Ačiū labai. Gytis Lukoševičius. Labą dieną visiems. Malonu, kad šitą salę beveik pilna. Ačiū labai už suorganizuotą šitą progą. Mano patirtis vadovavimo yra 25 metai, gal ir daugiau. Vadovaujuosi principais, pirmiausia, tai žmogiškumo. Stilius pas vadovavimo, kaip Žilvinas klausė šitą klausimą, tai taip vienareikšmiškai neina pasakyti, kad, aišku, jisai yra demokratiškas, bet kai kur reikia vienokias savybės išryškinti, sakykime, jeigu reikia žmonės sutelkti kažkokiam darbui, naudoja vienas priemonės, sakykime, įtaigas. Jeigu dirbi su žmonėm, kurie yra patys lyderiai, turi aukštą kvalifikaciją, tada vėl naudojami kiti stiliai, sakykime, tai turi būti supratimas bendras ir tų sprendimų priėmimas yra stengiamasi, kad būtų rastas konsensuso principu. Tai tiek. Šiaip esu reiklus, daug, sakykime, esu ne vieną įmonę įkūręs, strateginis mąstymas pas mane irgi puikiai veikia ir vis dėlto pačiam man vadovaujant, sakykime, žymiai įdomiau, kai aš turiu galimybę pažvelgti iš aukščiau, sakykime, iš toliau į tuos įvykius, kas vyksta, man smagu dėlioti, sakykime, vieną veiksmą su kitu. Aš ne tas žmogus, kuris grinai užsidaręs galėčiau sėdėti čia vienetę. Ačiū. Dėkui. Arnaras Marčiukonis. Šeštadienio santuoką aš įsakiau savo kredo, mažiau kalbėti, mažiau žadėti, o daugiau dirbti. Šiaip aš mėgstu komandinį darbą ir pasikliaunu savo komandą. Ačiū labai, Lekas Neiberga. Labą dieną. Aišku, sakė daug minčių, tas, kurį aš norėjau pasakyti, be abejonės vadovam tų, kas paminėta, viskas yra reikalinga. Bet koks jūsų vadovavimas? Aš ir pradėsiu. Rajonas nėra didelis, palyginus. Čia kaip ūkininkas, ūkiškumas turi būti ir privalo būti komandinis darbas. Kokius įgaliojimus besuteiktum, vienas tikrai to nepadarysi, turi tai būti komanda, turi turėti atsakomybę ir už priimtus sprendimus
turi nešti taipogi atsakomybę kiekvienas. Bet komandinis bendras darbas duoda rezultatus ir vaisius. Ačiū labai, man Žalys. Labą dieną. Jeigu pagal vadovėlį, tai klasikinis demokratinis. Ačiū labai. Antrą klausimą galbūt pradėsim nuo Evaldo Janulionio, iš tiesų, kad būtų galima ir pasiruošti paskutiniam. Tai kokią savo savybę labiausiai norėtumėt pakeisti? Sunku pasakyti, iš karto kokią savybę. Gan neblogai apie save galvoju, gal tai šito, tų tokių blogų savybių kaip ir neturiu, nepiknaudžiauju, alkoholiu, nei nerūkau, tai nežinau, kokias čia. Na, žinau, Tiesiog nieko, tai nieko, ne? Gerai, ačiū labai. Laiko buvo pagalvoti jau. Tai norėčiau pasakyti, kad kai kuriuom temom, kurios man yra labai giliai žinomos, per daug kalbų. Tai manau, čia yra tam tikra blogybė, manau. Gytis Tomaševičius. Kartais irgi tą blogybę matau, ir tapdama pasisakymę pamečiau laiką. Tai labai atsiprašau. Daug ką keisti galime žmogui ir kiekvieną kartą reikia permastyti, po kažkokiu tai įvykiu ar veiksmu visą laiką randi, kaip pasitaisyti ir permastyti tos dalykus. Kalbantis žmonėm, įsiklausai, ką jie pasako ir tenka keistis į gerą pusę. Savybės kaip ir pas kiekvieną žmogų, kad yra kur pasitempti. Tai be abejo gyvenimas tą parodo, kad kada tenka dirbti ir su žmonėmis ir dabar, tas pasitempimas turėtų be abejo būti visose sferose. Nes atsakomybė, kada prisėmė, tada prisimti reikėtų ne vienas prisėmė, bet tarsi prisėmė už visą rajoną. Žinoma, aš dėl ko reikėtų šitą savybę, aš šiandien noriu skirti laiko. Šiandien dienai tai žmonėms skiriama. Jau aš tokio amžiaus, kad keisti labai nėra ką, bet visas gyvenimas mane keitė. Ir dakeitė, ir pasaga keitė, ir suduva keitė, ir knygos keitė, ir pakeitė iki tokio lygio, kad dabar, sunku ką pakeisti, bet aš manau, kad šitos pareigos vėl keis ir mūsų keistis. Gerai, ačiū labai. Dabar nuo Vytauto Lekešas. Gerai atsakymas. Oi, labai atsiprašau, Dr. Grabovski. Ačiū labai. Galbūt sakyčiau, moteriškas minkštumas ir gailestingumas. Gerai, tai dabar nuo Vytauto Lekešas labai trumpas klausimas. Kada paskutinį kartą atlikote išpažinti? Na, žinot, kaip katalikui privalu prieš Kalėdas. Tai ir toliau, gerai? Kartais pasakau, eidamas iš pažinties, kad labai gailiuosi už nuodėmes ir nepamenu, bet man atrodo, kad prieš Velykas. Kurias? Užtat ir nenoriu pameluoti, nes čia ar praeitas, ar už praeitas, bet tai buvo. Sausio mėnesį. Prieš šias Kalėdas. Aš stengiuosi negrįžti, bet laukiu dar momento, kada jau bus prisikaupę. Anata? Šiaip tai mačiau, kad yra dekanas, bet aš atlieku išpažintį kažkaip tai kitaip, tiesiogiai, jeigu taip atvirai. Gruodžio mėnesį. Ačiū labai. Tai dabar nuo Gyčio Lukoševičiaus toks paskutinis įžanginis klausimas, kandidatuojate visi į merus, tai gal žinot, koks yra
mero atlyginimas ir tuo pačiu vartinkit savivaldybės vairuotojo atlyginimą. Ir jeigu galima, tai aš tada po Gyčio Lukoševičiaus pono Edmundui duočiau klausimą, kad savivaldybininkai atsakinėtų paskutinį, aš pakeisiu čia tvarką gerai. Mero atlyginimas ir savivaldybės vairuotojo atlyginimas galbūt galit litais, gal čia geriau tą gaudytis. Mero nežinau tik tai ar šių metų. Maždaug 4700 vairuotojo. Čia ant popieriaus. Čia popierinis. O vairuotojų, man atrodo, kažkur apie 1500. Ačiū labai, Edmundai. Aš žinau, kad atlyginimai kils, nesvarstė. Bet tai nebuvo priežastis eiti merus. Mes savo laiku prieš 25 metus su Čerkevičiu buvom Prancūzijoje. Ten meram atlyginimų nemoka visai. Tai dabar koks yra mero atlyginimas? Dabar nežinau. Gerai, pritariu. Aha. Man atrodo, kad meras gauna į rankas kažkas apie 3,5, gal viskai virš, iki 4, nuo 3,5 iki 4. O vairuotojas apie 1,5 tikrai, kad vairuotojas veža merą, atneša atsakomybę. Ne mero vairuotojas, šiaip vairuotojo atlyginimas savivaldybė, kurių ten gal 3 ar 4 kiek yra. Taip, apie 1,5. Jeigu ant popieriaus, tai kažkur tai 4600. O vairuotojo? O vairuotojo 1400. Gerai, tada Marčikonį poną ir neapkinė. Vytautas. Aš man turbūt lengviau, kadangi jau šiek tiek galiu orientuotis, tai manau, kad mero atlyginimas apie 3500, vairuotojų gali būti apie 1500. Čia popierinis? Šiaip apie atlyginimus negalima kalbėti. Tai vieši dalykai iš interneto paėmiau vakar vakare, žiūrėjau. O jeigu atvirai? Atvirai iš interneto. Jeigu atvirai, tai mažas, o kiek nežinau. Aš tik tai klausimų, ar į rankas ir ant popieriaus? Ant popieriaus. Tai teisingai, 4700, tai priklauso taipogi nuo stažo. Nes jeigu stažo nėra... Litai. Čia litais kalba, tai. O vairuotojo? Vairuotojo 1500. Tai aš tiesiog vakar internete žiūrėjau, mero atlyginimas yra 4808 litai prieš mokesčius, o vairuotojo 1383. Gerai, ir tada nuo Bernardo Marčiukonio dar vienas labai trumpas klausimas. Kokį chirurgą rinktumėtės? Ar kompetitingą, bet korumpuotą? Ar nepatyrusi, bet sąžiningą? Tai reikia operacijos, vienas toks, kitas toks, kurį? Kompetitingą. Bet korumpuotą. Kito varianto nėra. Sąžininga. Bet nepatyrusi. Sąžininga, kuris ir išmoks, bet pradžio bus nepatyręs. Ačiū. Jeigu sąžiningai, tai už pinigus ir kompetitinga. Jeigu sąžiningai. Tai čia klausimas ir buvo. Grabauskiai. Aš taip pat patyrusi rinkčiasi. Ačiū. Be išimčių kompetitinga. Bet korumpuota pirmą. Kadangi atsakymai tik du, tai tik tai, būdamas pacientas, galiu iš šito varianto pasirinkti pirmą variantą. Gerai, ačiū labai. Tai dar aš nesakiau. Gerai, viskas gerai. Reikčiausi, aišku, kompetitinga ir bandyčiau susitarti, kad užmokestį gaus po to, kai atliks darbą. Iš tiesų pasižiūrėjau kiekvieno iš jūsų rinkimų programas ir tiesiog paėmė po vieną priemonę ar kažkokią sritį ar kažkokį tikslą, ką jūs keliat, tai tiesiog aš paskaitysiu iš programos, ar ne, ir tiesiog labai norėsiu jau, kad paaiškintumėt tai, ką jūs čia keliat savo programuose, tai jeigu galima. Ta prasme, nuo jūsų vis tiek čia nieko, nes staigmenos čia tikrai nebus, ne? Tai ponios Danutės Grabauskienės programoje yra parašyta taip, cituoju. Rajone per paskutinius 5 metus 17% sumažėjus gyventojų skaičiui, atitinkamai turėtų sumažėti ir savivaldybės administracijos darbuotojų bei išlaidų. Citatos pabaiga. Klausimas, kokius etatus planuojate mažinti?
Pakartokit pabaigą klausimą. Kokius etatus planuojate mažinti, nes sakot, kad turėtų sumažėti 17% administracijos etatų darbuotojų ir išlaidų savivaldybės? Taip, vadovaujantis Laisvosios rinkos instituto vertinimo, Vilkaviškyje administravimo išlaidos yra didelis. Darbuotojų skaičius yra didelis. Šiaip 1000 gyventojų indeksas yra Lietuvoje vidutiniškai 3,2, o Vilkaviškyje yra žymiai didesnis. Reikėtų pasižiūrėti, atlikti analizę, galbūt galima atlikti ir auditą ir pasižiūrėti. Tik tai, ką aš atkreipčiau dėmesį, kad stiprinčiau investicijų skyriaus potencialą stiprinčiau. O visą kitą galima pasižiūrėti ir siūlau tiesiog skyrius apjungti iki 5 etatų, jeigu nėra skyriuje. Gali būti ir vienas skyrius ir taip, kad tiesiog seniūnijos darbininkai dabar ten priimami, etatai steigiami. Aš manau, kad rezervų galima rasti. Ačiū labai. Iš pono Janulionio programos remsiu kvalifikuotų specialistų bei jaunų šeimų įsikūrimą mieste ir rajone. Kaip jūs tą darysite? Čia, žinot, platus klausimas. 2 minutės, gerai? Minutės, nes kad jaunimui sudaryti sąlygas, tai pirmiausia reikia įspręsti klausimą dėl apgyvendinimų. Tai būtent reikia jiem butus numatyti biudžete pinigus, pirkti butus, kad jie galėtų atvažiavę ir be jokių problemų įsikurti ir taip pat galėtų įsitvirtinti Vilkavišky su savo naujom idėjom, tai kurti naujus verslus, juos tobulinti. Taip pat reikalinga, supranta, jiem, kad būtų Vilkaviškyje kuo mažesnės komunalinės išlaidos pasiekti tai kas įeitų ir šildymo kainas, ir vandens kainas, ir taip pat dėl komunalinių atliekų surinkimo kainas, ir būtų jaunimas suinteresuotas Vilkavišky gyventi ir vystyti veiklą. Ačiū labai. Iš Vytauto Lekešės programos viena iš priemonių numatytų stabdyti emigraciją iš Vilkaviškio rajonų. 3 priemonės, kaip jūs tą darysite. Viena iš priemonių, tai visai neseniai, vakar, skambinausi į Žemės ūkio ministeriją ir kalbėjau su Migle Gudaitienė apie būsimų metų investicinės programas. Reiškia, nuo kovo mėnesio yra ūkininkams ir verslininkams skirtos lėšos, kurias galės įsisavinti gyventojai, mūsų rajone gyvenantys. Tai jeigu mes šiandien pasirūpinam ir žinom, kiek tokių žmonių yra ir kiek mes galim aptarnauti ir kiek jų, konkrečiau pasakius, tai jeigu mes žinom, kiek jų yra, tai mes šiandien galime pasiruošti tinkamai šitai investiciniai programai ir ją tinkamai panaudoti. Antra, jeigu atsiranda darbo vietos pas mus rajone, o tų darbo vietų įkūrimai galima kelis variantus panaudoti, tai vienas iš tų variantų prisiminti mūsų buvusią pramonę rajone. Kad ir, sakykime, buvo Piliškėse drenažo vamzdžių ir plytų gamykla. Nesakau, kad reikia atkurti plytų gamyklos veiklą, tačiau šiandien ekologinių plytų gamyba, nedegtų plytų gamyba yra labai aktualu. Galbūt mes galime inicijuoti, kad toks verslas rajone galėtų būti. Kitos priemonės.
savivaldybės turėtų būti požiūris į jaunas šeimas daug palankesnis. Nes šiandien darželiai ir pradinės mokyklos, jeigu jos tinkamai funkcionuoja ir mato jauni žmonės, kad čia jie gali dirbti ir palikti savo atžalas, tai jiems pas mus rajone būti ir čia įleisti šaknis yra palankios sąlygos. Ir trečia, mes turim kurti aplinką tokią, kiekvienoje seniūnijoje ir seniūnijos miesteliuose ypatingai, kad gerai sutvarkius apželdinimus teritoriją, kaip jau aš ir savo programą minėjau, pakyla tos teritorijos vertė, ten atsiranda vertingesni pastatai, vertingesni sklypai ir žmonės tokio teritorijoje nori įsikurti ir tokiu būdu mes galim juos apgyvendinti. Ačiū. Kyčiui Lukoševičiui iš jo programos rekonstruoti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastatą, atnaujinti kino salę, kurioje bus galimybė rodyti 3D filmus. Iš kokių lėšų? Lėšos nusimato. Lėšos, kaip žinote, nežinau, gal nežinote dabar, kas vadovauja, tikrai žino, kad 2014-2020 metam ateina naujos europinės piniginės lėšos, kurios yra skiriamos ten į Sanglaudos fondo. Kalbėjau šiandien net ir su Ulecko. Jisai patvirtino, kad tie procesai vyksta. Aišku, tos lėšos mūsų rajoną pasieks greičiausiai 16 metais. Ten reikia padaryti investicinių tų priemonių aprašus dar. Tvirtina vidaus reikalų ministerija. Reikės, aišku, kažkokią dalį savo lėšom, bet trumpiau, jeigu kalbėt apie tai tą reikia būtinai padaryti. Vakar buvau pats nuvažiavęs į jaunimo centrą, apžiūrėjau ir kino salę, kad tai nebūtų, sakykime, čia kažkokie pasvajojimai, pažiūrėjau operatinį, kokią stovi kokią kino rodymų įrangą. Tai galiu pasakyti, kad šiai dienai mes praktiškai jau ir neturime kinų, nes visuose kino salėse yra rodomas skaitmeninis kinas, pas mus aparatai dar likę juosteliniai, o jeigu ir parsiveža juostą, kuri jau yra ten 5 metų senumo, tai tikrai jaunimas neis į tokius filmus ir nežiūrės. Tai tas tikrai pirmoje eilėje bus daroma, kadangi yra svarbiausi tikslai mūsų kaip liberalų, kiek įmanoma didinti jaunimo užimtumą, kad jaunimas nebėgtų iš čia ir baigę mokslus tikrai norėtų sugrįžti į savo rajoną, nes kitaip tai situacija tikrai tik tai blogės. Ačiū apie jaunimą dar nesugrįšim. Tiek Bernardo Marčikonio, tiek Algirdo Neberkai, vienas trumpas klausimas ir vienas ilgesnis. Dabar atostogaujat ar dirbat čia tuo laikotarpiu? Dirbu. Gerai, o klausimas iš jūsų programos. Skatinsiu kaimo bendruomenių kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Bendruomenėms, kurios neturi patalpų, sporto aikštynų, tarpininkausiu ruošiant projektus, padėsiu pritraukti lėšas jų sutvarkymui. Tai kokiu būdu tarpininkausiu ir kaip padėsiu? Tarpininkavimas tai yra, pirmiausia, tai ta idėja turėtų išeiti noras iš pačių bendruomenių. Ar jos pageidauja, ar jos nori ir ko jos nori. Ir valdžia neturėtų maišyti bendruomenėm tuos projektus įgyvendinti, tik tai padėti. Norėdamas papildyti gydį jaunimo centrui pinigai dalis jų ateis šiais metais. Gerai, ačiū labai. Algirdui Neberkai, atostogaujat, dirbat čia laikotarpiu? Dirbat. Iš jūsų programos skatinsiu Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos aktyvią veiklą. Tai čia tų tarybų yra prikurta tikrai daug, ar ne? Ir kodėl būtent akcentuojat jaunimo reikalų tarybos veiklą, o pavyzdžiui, ne Vilkaviškio rajono nevyriausybinio organizacijų tarybos veiklą? Dėl pačio jaunimo skatinti, nes kalbam, kad jaunimas mūsų išvažiuoja, nelieka mūsų rajone. Reikia jiems ir kurti darbo vietas, kad jaunimas galėtų likti specialistai, likti mūsų rajone. Tai yra ir per darbo biržą yra programa, kurią galima pasinaudoti, taip pat kuriant naujas darbo vietas, bei jaunimui leisti
atsiskleisti mūsų rajone, sudaryti jiems tas sąlygas. Čia labai ir klausimas Edmundui Žaliui iš jūsų programos citata iki kadencijos pabaigos įsteigti Kybartų savivaldybę. Tai ar čia darysit naują reformą, ar tiesiog, ar yra kokio nors papildomų sąlygų šiam įgyvendinimą, ar tai tiesiog jūs esat meras ir po 4 metų Kybartų savivaldybė yra? Čia buvo pradžia tokia, kad dalį eksperimentų tvarka, dalį Lietuvos rajonų buvo leista pasirinkti. Pavyzdžiui, Marijampolė suskilo į 3 savivaldybės ir šiandien jokios jėgos negalėtų jas sujungti krūvą. Nenorėtų nei Marijampolė, nei Kazlų, nei Kalvarija. Ir visas klesti, visas savivaldybės klesti. Toks darbas buvo pradėtas daryti ir Kybartuose. Tačiau kažkodėl užstrigo, nors kybartiečiai iki šios dienos turi tokią viltį, kad kažkada, kai buvo anksčiau, Kybartai buvo rajonas, rajono centras, kad šita idėja bus įgyvendinta. Kadangi šiuo metu laikinai gyvenu Kybartuose, tai ėmiausi tos iniciatyvos. Siūliau aš anksčiau ir Butkevičius, tarp kitko, irgi ir pritarė, sakė, gali net mano vardu daryti šitą prieš 4 metų. Tai koks kelias yra? Pirmiausiai, aš galvoju išaiškinti, kas dar nesuprato, kokia nauda yra iš to, kad Kybartai turės savo savivaldybę, išaiškinti naudą. Antras kelias – sukurti iniciatyvinę grupę. Trečias žingsnis yra pravesti apklausą referendumą ir priėmus teigiamą sprendimą pradėti kurti ten infrastruktūrą. Tai yra, esant savivaldybei, ten turės būti ir nevyriausybinės organizacijos, nes ten bus pagrindas, aš taip galvoju, savivaldybės atmiršta, jos lėšų gauna vis mažiau, didžioji dalis lėšų eina per fondus, todėl naujoj vietoj tai yra lengviau padaryti, nėra tokio pasipriešinimo. Tai ir manau, kad tai turėtų pasisekti iki kadencijos pabaigos ir kitą savivaldybę galėtume rinkti. Nes ten susikurtų ir partijos atskiros, sakysim, dabar socialdemokratų partija didžiulė. Čia puikiausiai gali būti 2 partijos ir Kalvarijai, ir Šičia skyriai. Ir daug kas viskas kiltų ir suaktyvėtų, taip yra kūriama pilietinė visuomenė. Ačiū labai. Atsakymą. Tai čia buvo iš programinių nuostatų, tikrai jūs jas galite rasti visas viešai internete ir pasiskaityti ir kandidatam galbūt dar atskirai per kitus susitikimus užduoti dar ir atskirus klausimus iš šių programų. Dabar klausimų blokelis vėl toks šiek tiek galbūt lengvesnis apie Vilkaviškį, jeigu galima. Nuo jūsų gerai? Kokią Vilkaviškio rajono vietą pirmiausia parodytumėt turistui? Turistui parodyčiau katedrą. Pirmiausia parodytumėt katedrą? Taip ir darau visą laiką. Ačiū labai. Laižerių dvarą. Čia konkrečiai kalba apie patį Vilkaviškio miestą. Vilkaviškio rajono vietą. Jeigu Vilkaviškio rajono vietą, tai aš savo svečius nusivešiu į Kalvotąją Sūduvą. Tarp kitų, šitą terminą pats pirmutinis ir pradėjau naudoti Vilkaviškio rajone. Tai yra mūsų nuostabus kraštas, 4 seniūnijos, vainikuoja Vištyčio ežeras, Lietuvos perlas. Apmaudu, kad iki šiandien ten yra paskirtas jisai turistinio regiono arba, kaip sakykime, kurortinio regiono. Kokios 3 seniūnijos, kaip Pajavonys, Vištytis ir Gražiškė, apsijungia, laisvai galėtų būti kurortinio statuso regionas. Tai žinoma būtų mūsų rajonai labai puiku. O šiandien žinomomis man paskutinėmis naujienomis Ūkio ministerijos turizmo padalinys, departamentas tiksliau, mūsų regioną, Vilkaviškio rajoną, kaip žemėlapį pažymėta labai daug turintį rekreacinių išteklių, visiškai neįtraukė į programą 14-20 metų finansavimą.
Tai klausimas, ne, ką parodytumėte kalvotoje Sūduvą, ne? Ačiū labai. Gita? Taip, be abejo, didingiausia vieta tai yra katedra. Kas iš turistinių objektų, tai pirmoji eilė dvaras, bet jeigu svečias turi laiko, tai tikrai važiuosi, realiai tą darom, vežamės į Basanavičinę ir parodome paprasčiausia mūsų Suvalkijos kalvas. Ir... Ačiū. Kurią vietą pirmiausia? Vilkavišky yra daug vietų, kur... Bet kurią pirmiausia? Be abejo, katedra, pažiūrėjai. Ačiū, katedra. Katedra, jo. Vietų, kur vežtis Vilkaviškio rajone tikrai yra. Pradedant Vištyčių, Pajėvonių, Gražiškių. Kurią pirmiausiai parodyti? Sučiai, nuostabus parkas. Ir žiūrint, jeigu kalbant centras, be abejo, mes turim nuostabią katedrą. Turim ir katedrą, ir dvarą. Gerai. Yra kur vežtis. Irgi katedra, turbūt atsakymas, ne, kiek girdžiu. Vas atbandai? Į Vištytį, nes tik ten turi kur priimti svečius savaitį. Ir apžiūrėti aplinkui visur ten. Yra kur apvažiuoti ir apžiūrėti. Gerai, tai dabar atgal, labai trumpas klausimas, įvardino daug kas katedrą, ne, tai gal žinot, koks yra pilnas Vilkaviškio katedros pavadinimas? Ne, nežinau. Tai atgal, taip, gerai? Apgritai? Pilnas Vilkaviškio katedros pavadinimas. Nes ne Vilkaviškio katedra vadinasi oficialiai. Švenčiausios Marijos katedra. Gerai, šlonas Marčikonė. Bijau suklysti. Katedrą rodysim, bet... Tikrai palaimintojo. Kešis. Švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo katedra. Ir panostai Dalioniai? Ne koncertas, aš labai prašiau neploti, gerai? Taip pat švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo katedra. Bet jeigu nebūtų pasakęs ponas Vytautas, ar būtume tą patį pasakę? Kad švenčiausia Marija, tai mergelė, tai šitas žinau. Gal tai būčiau ir neatsakęs. Gerai, ir... Nepritariu. Jo, aš tiesiog tai Vilkaviškio švenčiausios mergelės Marijos apsilankymų katedra. Tai dabar Evaldo Janulionio, ne, klausimas, kas labiausiai blogina Vilkaviškio įvaizdį jūsų manymu? Kas labiausiai blogina Vilkaviškio įvaizdį? Nu, žinot, čia Vilkaviškė aš mėginau prieš šitą susirinkimą taip susirašyti, ką čia reikėtų tvarkyti ir ką čia keisti. Tai, nežinau, 2 lapus paprašiau, dar reikia rašyti. Jo, bet patį įvaizdį, ne? Bet Vilkaviškis įvaizdį, suprantat, aš skaitau, kad gatvių stovis yra labai prastas, apželdinimas prastas, aikštė. Jūs nėra ką kalbėti apie mūsų aikštę. Nu, ne veltui jau ne tik jaunimas pasisako, bet jau ir senbuviai mūsų, kad tai Vilkaviškis yra juodoji duobė, jau tapo. Bet čia tiek darbų yra, čia tokios apimtys, kad nu, labai ilgai reikia diskutuoti šito klausimu, nes čia kur pasižiūrėsit, ten reikia visur tvarkyti, dirbti. Bet turite tam blogas įvaizdis. Ačiū. Tautas Lekešis. Kas labiausiai blogina Vilkaviškio įvaizdį, primenu klausimą? Taip pat tiesiai sudėtinga pasakyti, bet aš bandyčiau taip truputį lankščiau pasakysiu, kad didžiausia problema tai yra 4 metų tarybos veikla, kai apskritai nieko buvo neveikiama. Nes taip, kaip dabar dirbo taryba, negalime dirbti. Aš linkiu, kad šį kartą mes įsirinktume tokią tarybą, kuri vežimą trauktų į vieną pusę. Ačiū. Na, aišku, dabar šiuo laikotarpiu tai tikrai niūriai atrodo mūsų miestas. Tai laukiam pavasario, jisai turi pagražėti, o iš tikrųjų aš jį matau visai kitokį. Aš matau tuos, sakykime, vizualizacijos projektus, kurie yra, kaip turėtų atrodyti upeliai, dviračių takai, parkai. Nu, aš manau, kad tą tikrai bus galima padaryti ir mes tikrai didžiuosimės, kad mūsų Vilkaviškis yra gražus miestas. Ačiū. Nardas Marčiukonis. Bet norėsiu
norėtųsi ir norim, kad tas miestas ir rajonas gražėtų, dėl to mes čia ir einam į tą pusę. Norėčiau Vytautui pasakyti irgi Lekešiui, kad nieko nebuvo daroma, tai neteisingai. Per metus laiko yra pradėtų tiek darbų, tik tai jūs reikėtų tęsti. O kad netenkina, mus daugelį netenkina rajono gyventojų, tokia situacija rajone, bet negalima viską taip juodai maišyti. Bet dabar į klausimą tada, kas blogai. Tai tiesiog pradėsiu, kad aikštė pradėta daryti, kur mūsų centras, mūsų reprezentacinė vieta, kur turėtų būti daugiabučių renovacija. Kur pirmasis etapas, antrasis etapas, laukia trečiasis etapas, visuomeniniai pastatai, kurie taipogi papuoš miestą, bet tai reikėtų kartu ir daryti ir su infrastruktūra, kartu aplinkui tuos pastatus. Tai tie 14-20 metų tikslinių teritorijų pinigai, kurie jau yra skirti, tai mes juos išnaudosim maksimaliai geriausiai ir tinkamiausiai mūsų rajono žmogui. Be Vilkaviškio pačio rajonas taipogi laukia investicijų, tai Kybartai, centro tvarkymas. Ja, tai taip pašnekėsim, klausimas. Bet čia ta pati blogina įvaizdis. Blogas tai įvaizdis. Ir Kybartai netenkina, taip pat centro tvarkymas, tie patys pinigai, ir Valis tie patys pinigai, Vilviškiai tie patys pinigai. Ir galimybė iš kitų ministerijų pritraukti. Ačiū, pana Žalys. Viskas, kas netenkina, yra mano programoje. Nežinau, skaityti visą programą. Ne, kas labiausiai blogina, atsakykit Vilkaviškio įvaizdį. Vieną klausimą, vieną atsakykit. Viskas. Viskas. Taip, kas yra mano programoje, viską, ką noriu keisti, kitaip. Gerai, ačiū. Aš taip pat stengiausi atvažiuodama nuo Pilviškių to krašto, dešiniai pusėje kiekvieną sykį kažkaip užsimerkti, įvažiuojant į Vilkaviškį. Važiuojant pro seną buitinį, taip pat kažkaip, jeigu važiuoju su svečiais, kažkaip nepatogu pasidaro. Autobusų stotis. Na šiaip, jeigu einant gatvėmis, tai taip pat ir labai gatvės tokus prastus. Gerai, ačiū. Trumpas klausimėlis, bet norėčiau nuo Edmundo Žalio pradėti, kad vėlgi savivaldybininkai šiandieniniai atsakinėtų paskutiniai. Savivaldybės skola, gal žinot, kokia yra Vilkaviškio šiandienė? Arba bent jau kiek įsivaizduoja? Nu, žinau, kad biudžetas yra 104 milijonai metų biudžetas. Pusė yra dotacijos sudaro. Bet skola. Skola. Kiek skolinga Vilkaviškio, kai vienas čia iš mūsų truputį? Negaliu pasakyti. Danute? Žinau, kas. tiesiog labai įdomu, kiek jūs... Danute, žinot, kiek yra skolinga savivaldybė? Ar žinot, kiek skolinga savivaldybė šiandien yra? Tai buvo 16, kažkiek, dabar apie 12 gal. Aha. Čia. 12 milijonų. Aha. Toliau? Nu, manau, kad apie 15 milijonų gali būti. Litais čia vardinat, ar ne? Aha. Litais, tai bendra skola yra 25 milijonai litų. Čia dieną. Gerai. Bernardas Marčiukonis. 8,6 milijonų litais ir 16 milijonų paimtų paskolų. Teisingai, direktorius atsakė, per metus sumažinom 2,6 milijonų skolos per 14. Tai kiek dabar jinai liko? 8,7, jeigu mes tą... Kažkaip finansų ministerijos tinklapį vakar mačiau, kad 15,3 milijonų. Bendra, vėlgi mes... Bendra skola, tai šiuo atveju skola, tai yra skola. 15,3 milijonų litų šiandien dienai, yra Vilkaviškos savivaldybės skola. Aš tiesiog, yra tinklapis, kur parašyta, yra savivaldybės skola, ne? Ir šiuo atveju Vilkaviškio ten apie 30% nuo biudžeto, Vilniaus yra 130%. Tai gal yra bankams yra ir yra neskatyta už paslaugą. Aš tikrųjų, aš remiuosi viešai šaltinės, kur parašyta skola 15 milijonų. Gerai, tada klausimą pradėsim nuo turbūt Kičio Lukoševičiaus, ar ne? Klausimas visiems bendras, kiek kainuoja jūsų rinkiminė kampanija ir kas ją finansuoja?
Nors mes esam, kaip ir čia visiems atrodo, verslininkų kažkokią komandą, ar susirinkę, kurie turi savo įmonės veiklas, bet pasakysiu atvirai, nesinaudojom jokom papildomom lėšom, partija skyrė 5000 litų, aš pats gal prisidėsiu apie 1000 litų ir kiek sudarys dar papildomų saugų, sakau atvirai. Ir dar, aišku, yra tikslas tas, kad kalbame su centru, kadangi mus iš tikrųjų šiek tiek nuskriaudė, tai vyksta kalba, kad, tikimės, kad dar parems. Kažkiek tai dadės, nes vis dėlto, kaip žinot, šokėjai nedalyvauja rinkimuose, tai yra dar kažkokiu tai rezervai, bet tikrai labai kukliai mes. 6000 tai yra partijos asmeninės lėšos, teisingai išgirdau? Panašiai. Ačiū labai, Bernardas Marčiukonis. Finansuoja partija. Kiek kainuoja jūsų reklaminė kampanija? Iki šios dienos dar nieko nekainuoja. O iš viso kaip planuojate išleisti? Sunku pasakyti. Ačiū, šį savo atsakymą, Algirdas Neiberka. Rinkiminiai kompanijai visi kalba bendra. Bet jau kiek mes išleisim, mes paskui ataskaitą pateiksim. Šiandien dienai, bet ką jūs klausėte, šiandien dienai, mes matom išleidę šiandien dienai 10 000 litų. O planuojat kiek išleisti visai reklaminė kampanija? Ar neplanuojat? Na, matau, mes, jeigu vėl jūs kalbat, kiek išleisim. Tai jūsų mero rinkiminė kampanija, aš kainuoju, kiek jinai kainuoja ir kas ją finansuoja? Finansuoja Socialdemokratų partija. Gerai, ačiū labai, Dažalys. Finansuoja darbo partija 5500 bendras išlaidos rinkiminiai kompanijai. Ačiū, Danutė Grabauskienė. Niekas mūsų nefinansuoja. Mes tiesiog susidėję ant asmeninės lėšos. Taip, nepasakyti, kokie 5-6 tūkstančiai litų iš viso susidaro galbūt. Ačiū labai, Evaldas Anarionis. Tėvynės sąjunga finansuoja kažkur tai 12 000, bet mes šiai dienai panaudoja tik tai nepilnai 4 000. Ačiū labai, Vytautas Lekešis. Finansiniu atžvilgiu esu visiškai nepriklausomas kandidatas, finansuoja mūsų šeimos biudžetas. Iki šiai dienai 3000 litų, šiandien už paskutinį straipsnį santakoje ir tikriausiai vienintelį dar 1000 litų. Tai bus truputį daugiau negu 4000 litų visa programa. Ačiū labai. Pereikim prie bloko klausimų apie tam tikras atskiras sritis savivaldybės. Ir čia pirmą klausimą norėčiau pradėti, ten išėlės turbūt nuo Bernardo Marčiukonio, ar ne, nes Gytis atsakinėjo, ne? Ir čia klausimas iš salės, iš tiesų dar raginčiau ir salę klausti klausimėlius. Čia klausimas yra apie nevyriausybinės organizacijas ir šiuo atveju mums kaip organizatoriam šitų debatų yra svarbus klausimas kandidatam, kaip vertinate savivaldybės paramą nevyriausybinėm organizacijom. O čia dar patikslinimas iš salės, tiesiog buvo prašymas įvardinti, kiek Vilkaviškio rajone veikia apskritai nevyriausybinė organizacija. Čia tiesiog iš salės, bet pagrindinis klausimas, kaip vertinat paramą dabartinę esamą savivaldybės nevyriausybinėm organizacijom ir ruošiatės kažką keisti po to, kai būsite meru. 2 minutės gerai, nes čia platus klausimai. Vertinu teigiamai, o mano pasisakymuose tai pagrindinis tikslas yra bendrauti su visom organizacijom, tiek nevyriausybinėm, tiek bendruomenėm, tiek su verslininkais ir spręsti bendrai tas problemas. Iškilusias. Ačiū labai. Tada išėlės gerai. Tarsi iki pakartokim klausimą. Kaip vertinate savivaldybės paramą nevyriausybinėm organizacijom dabar egzistuojančią, ne? Ir ką ruošiatės keisti, kai būsite meras? Dėl pačios paramos, aišku, mes biudžetą turim tokį, kokį ir turim, jis nesikeičia, kaip ir 14 metų biudžetas dydis yra. Pats asmeniškai, praktiškai su visom nevyriausybinėm organizacijom buvau susitikęs, bendravęs, žinau jų problemas, kuo jie gyvena, kokios jiems pagalbos daugiau ar mažiau reikia. Ir iš savivaldybės pusės mes tikrai glaudžiai esam nusiteikę dirbti, kad kartu tik tai mes galim padaryti bendrus darbus. Jeigu finansinė prasme, tai
30 000 15 metam savivaldybė skyrė tarybų, dar neskyrė, bet yra numatyta 30 000. Šiaip ten truputį kritikavau aš tarybos veiklą, bet čia Žilvinui perimus valdžią, teisingiau valdymą, pasikeitė labai stipriai per paskutinį laiką, per 2 savaitės turbūt stipriai pasikeitė. Ir pagerėjo įvaizdis. Ar ruoštės kažką keisti? Kai būsit meras šito? Taip, čia mano pagrindinis kredo. Jeigu skaitėte mano programą, aš esu įsibrėžęs dalį funkcijų kaip tik perduoti nevyriausybinėm organizacijom. Tokia yra ateitis, nes Europos Sąjunga vadovaujasi ir eina prie modelių, kuris yra administravimo modelių, kuris yra Prancūzijoje. O Prancūzijoje ten funkcijos, savivaldybės daugelį funkcijų yra perduota vykdyti nevyriausybinėm organizacijom. Ačiū labai. Teisingai pasakė, 30 000 numatyta nevyriausybinėm organizacijom ir dar 22 000 yra skirta neįgaliųjų nevyriausybinėm organizacijom. Aš pilnai pritariu, kad nevyriausybinės organizacijas savivaldybėj turi remti kuo daugiau. Ir skirčiau tokias 3 sritis nevyriausybinių organizacijų, tai neįgaliųjų, kad jie nebūtų suplakti į vieną krūvą. Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės ir visos kitos nevyriausybinės organizacijos. Ir tikrai dalį funkcijų deleguoti reikėtų nevyriausybinėm organizacijom, tai yra žmonių aktyvinimas ir kaimuose, dabar kada kuriasi kaimo bendruomenėse edukaciniai projektai įvairūs, tikrai reikia remti, skaitau, kad daugiau. Kas liečia nevyriausybinės organizacijas, tai čia viskas priklauso nuo biudžeto. Jeigu biudžetą eitų, kaip sakyti, suplanuoti ir tą biudžetą padidinti, tai aš už tai, kad nevyriausybinėm organizacijom skirti net ir 2x daugiau, negu šiuo metu yra skiriama. Dėkui. Kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, tai galiu gana tiksliai pasakyti, kad kaimo bendruomenė yra 55 ir apie 30 kitokių kaimo nevyriausybinių organizacijų. Šitos nevyriausybinės organizacijos, ypatingai kaimo bendruomenės, per paskutinius metus labai sustiprėjo, beveik visos turi savo patalpas ir aš manau, kad savivaldybė turėtų jom tikrai deleguoti daugiau galimybių veikti. Viena iš tokių krypčių tai mokinių užimtumas vasaros metu ir taip pat tokių funkcijų kaip dienos centrų steigimas, kad mamos galėtų šituose pastatuose palikti savo vaikus, kai jiems reikia suaugusiems kažkur išvažiuoti reikalais ir nebūtų tie vaikučiai vieni. Kartais net po pamokinė veikla galėtų būti kaimo bendruomenėse. Manau, kad šių metų, 14-20 metų finansavimo programa taip pat bus palanki kaimo bendruomenėms ir orientuota į tai, kad ten atsirastų verslai, kad ir tai minimalūs, nedidukai verslai, bet kaimo bendruomenės tada pradės susidirbti lėšų ir tas lėšas galės panaudoti pagal savo paskirtį, kuri jiems labiausiai svarbi. Tai jeigu mes matom, kad bendruomenė savivaldybė gali pagelbėti, tai čia reikia tada pasižiūrėti, kiek yra tos naudos ir galbūt tikrai, nežiūrint biudžeto problemų, tom nevyriausybinėm organizacijom skirti daugiau. Dėkui. Mano žiniomis yra apie 60 nevyriausybinių organizacijų mūsų rajone. Pagrindą sudaro bendruomenės. Kas liečia bendruomenės, taip pat iš sanglaudos fondo pareina finansavimas, bus skiriama mūsų rajonui apie 6 milijonai litų. Tie pinigai bus skirti konkrečiai bendruomenių verslų kūrimo, verslumo skatinimui. Tai va, tom priemonėm reikia būtinai pasinaudoti. Labai džiugu, kad kai kurios mūsų kaimo bendruomenės jau pradėjo aktyvią veiklą. Čia buvo
praeitais metais atlikti ir mokymai, ir Žilvinas puikiai žino, nes dirbau su tom bendruomenėm, jos buvo mokinamos, kaip turėtų atrasti kažkokius kaip atrasti kažkokias veiklos rytis, kurios pajamotų kažkokias pajamas, kad būtų galima išlaikyti bendruomenių namus. Tai, tiek. Dėkui. Viskas, ar ne? Turbūt paskutinis. Gerai, tada gal nuo Algirdo Neibergo dabar kitas klausimas, iš tiesų aktualus, ir čia šiek tiek jau buvo užsiminę, bet kaip ruošiatės sudaryti tinkamas sąlygas verslo kūrimui ir plėtrai, apie darbo vietų kūrimui. Ne? Daug ir jūsų programuose visur apie tai galbūt keli žodžiai apie tai, apie darbo vietas, sąlygas verslo ir panašiai. Ne? Apie darbo vietas mūsų rajone 2014 metais įkurtos 435 darbo vietos, 178 su sutartimi darbo vietos terminuotomis, įkūrimas darbo naujų vietų. Darbo birža turi irgi nemažai programų, kad buvo ir paminėjęs, tai jaunimo programa, taip pat per namų renovaciją. Jeigu mes pradėsim tą namų renovaciją tokiais tempais, kaip dabar yra suplanuota, kad pirmame etape 6 namai, antras etapas 17 namų, tai irgi mūsų rajono tai žmonės bus įtraukti į šios darbus. Aikštės upelių vizija mūsų, kad pakas eina, taip pat investicijos ateina kartu su darbo vietomis. Taip pat ir per vietos veiklos grupę. Yra įkurta darbo vietų, kur yra skatinamas ypatingai verslumas ir bendruomenėse pačiose steigiamos darbo vietos. Tik reikia taipogi mums irgi ir skleisti tą informaciją ir tuo naudotis, kad šiandieną tikrai verslininkai gali pasinaudoti ir arba kuriantis nauji, jaunieji iki 25 metų, kurie gali pasinaudoti valstybės parama, įkurti naujas darbo vietas. Pradėti nuo mažų darbų yra numatyta mano programoje ir Kybartuose nėra pinigų valiutos keityklos. Jau leidžia fiziniam asmenim suteikti paramą, surasti, padėti, įsteigti keityklą. Verslui ir žmonių patogumui bankomatą reikia Piliuškiuose. Vėl darbas. Skatinti smulkiuosius ūkininkus kurtis į kooperatyvus. Ten irgi atsiras darbo vietos po keli žmonės. Toliau, įsteigti VŠI, kad būtų galima užbaigti, pastatyti sporto salę, kurią kažkada pradėjau 1990 metais. Nelaukti, kol iš čia sugrius, bet įsteigti VŠI, parinkti žmonės ir leisti jiem dirbti. Etapais pastatyti ir priduoti. Kybartų pataisos namų nuteistiesiems su Norvegijos fondų pagalba įsteigti pusiaukelės namus. Čia jiems suteikti būstą ir darbą. Yra tokios sąlygos. Skatinti ir remti privačių mokyklų, kultūrinių įstaigų ir darželių steigimą. Tai tokios yra nuostatos. Ačiū labai, Danutė Grabauskienė. Vilkaviškio kraštas tai yra žemdirbių kraštas. Todėl manau, kad būtina plėtoti žemės ūkį aptarnaujančius verslus bei smulkųjį verslą kaime. Ką reikėtų taip pat, kaip paminėti, kad galime atlikti per kaimo bendruomenės. Taip pat ES struktūrinių fondų lėšas panaudoti laisvalaikio ir turizmo sektoriaus plėtojimą, ypatingai pietinėje rajono dalyje. Tikrai labai gražus kraštas ir tikrai labai galėtume pritraukti turistus. Verslininkam reikėtų sudaryti palankės sąlygas, tai pirmiausia, tai mokesčių sistemų.
Tai daleiskim, jeigu verslininkas sukuria 10-15 naujų darbo vietų, tai jos atleisti nuo tam tikrų mokesčių. Tai nuo žemės mokesčio, taip pat galima ir nekilnojamo turto mokestį sumažinti, kuriuo jie disponuoja. Tai čia ir būtų pagrindinės sąlygos. Tada verslininkai būtų suinteresuoti, jiem čia viskas atsiliepia finansiškai ir jie taip būtų suinteresuoti kurti naujų darbo vietų. Ačiū, Vytautas Lukešius. Manau, kad esminis dalykas tai ne tiek stengtis, kad tų darbo vietų būtų ir būtų kuriamos naujos vietos, jos pradės kurtis tik tada, kai produkcija bus kur realizuoti. Todėl aš galvoju, kad rajono meras ir taryba pirmiausia turi dėti visas pastangas, kad mūsų rajonai esantys verslininkai turėtų rinką, kur tą produkciją realizuoti. Tai yra įvairiausių būdų padaryti. Tai yra bendravimas su didžiaisiais miestais, organizuoti mūgės pas mus Vilkaviškyje, išvažiuoti į mūgės, propaguoti mūsų produkciją. Galimybės yra. Santakos numeryje, kur aš ten tą straipsnį parašiau, truputį įrašiau apie socialinį būstą. Tai aš galėčiau dar truputį pakomentuoti apie tą socialinį būstą. Tai yra rezervų ieškojimas pačiam rajone. Mes perkam socialinius būstus ir labai to, sakykime, čia pagelbstim socialiai remtinom šeimoms. Tačiau, jeigu mes tą būstą nepirktume, bet įkūrę įmonę pastatytume, tai tie pinigai pirmiausia nuplauktų tos įmonės dirbantiesiems, kitų įmonių dirbantiesiems, kurie gamina medžiagas, ir tada tas būstas atitektų mūsų socialiai remtinom šeimoms. Matot, jau čia iš karto vidinis rezervas atsiranda. Na ir dar, sakykime, galim prisiderinti prie dabartinės situacijos. Kažkada tai Vilkaviškis buvo strateginis taškas iš carinės Rusijos generolų akių. Taip, mes šiandien galime pasakyti, o kodėl Vilkavišky negali būti koks nors karinis dalinys. Kodėl mes negalim propaguoti, kad mūsų rajonas yra kariškas rajonas. Mes turim tiek kilnių generolų iš mūsų rajono kilusių. Tai šiandien neįmanomų dalykų nėra. Tuo labiau mes turim krašto apsaugos ministrą. Manau, jis taip pat džiaugsis, kad galėtų mums ko nors padėti. Na ir, manau, vienas iš dar pagrindinių dalykų, tai yra kurti gražią, tvarkingą, gerai apželdintą aplinką gyventojams. Pavyzdys yra Utenos miestas. Per paskutinius 5 metus jie į miesto infrastruktūrą, į miesto sutvarkymą investavo apie 30 milijonų. Šiandien į tą miestą nori ateiti didelės investicijos, kurti naujas gamyklas, nes ten atvažiavę svečiai pamato, kad miestas idealiai sutvarkytas, o kas nenori tokiam gerai sutvarkytame mieste gyventi. Tai štai yra labai geras pavyzdys Utena mums. Ačiū, Gytis Lukoševičius. Na, visi žinot, kad norint pagauti žuvį, tai reikia ją pirmą pasišerti. Lygiai tas pats su tais verslais ir su tais verslininkais. Tikrai savivaldybei nesukurs tų darbo vietų ir nepakvies kažką, kad ateitų čia verslauti. Verslininkas pats daro tą verslą, tik tai jam reikia sukurti tinkamą sąlygą. O tos sąlygos, kad būtų tinkamos, tai paprasčiausia reikia mažinti biurokratizmą. Jis iš tikrųjų, tie dalykai labai atbaido. Kitas dalykas, yra labai gražių ir gerų programų, tiek ir per darbo biržą, ir žinau, šiais metais startuos programą, taip, ten jaunas žmogus gali įkurti darbo vietą, gauti 40 000 litų ir tikrai, aš manau, kad kai kas pasinaudos, bet ir ne vieną jaunuolį iš tikrųjų nukreipiau, kad ten nueitų ir pasidomėtų tom programom. Iš tikrųjų didelę pagalbą gali suteikti verslo informacijos centras. Iš tikrųjų žmonės dirba ir džiaugiuosi, kad tas centras, kaip pasakyti, dirba ir iš tikrųjų jį reiktų plėsti. Ir pagrindinis dalykas to verslumo skatinimas. Reikia daryti viską, kad tie žmonės norėtų atvažiuoti į tą mūsų rajoną ir daryti čia tą verslą. Tai reikia tai sąlygas taip kurti. Dar vienas dalykas, mes kalbam apie darbo vietų kūrimą, kalbam apie renovaciją namų, apie šildymą, apie šiltinimą.
apie tuos projektus, kurie vyks mieste, tai čia labai daug darbo vietų iš tikrųjų bus, bet jeigu mes visą laiką įsileisime verslo bites ar dar ten kažkokius suabus, kurie atvažiuoja iš kito Lietuvos krašto, tai mūsų žmonės paprasčiausiai čia ir neturės ką veikti. Nu, kaip pavyzdys yra, sakykime, vyksta, kad ir dabar šiltinimo programos, bet kiek žinau Vilkaviškio, čia gal kokia 30 žmonių išvažiavę į užsienius, į Vokietijas ir kitur tuos darbus daro, aišku, ten dabar leidžia orai, bet čia kaip pavyzdys tik tai. Paprasčiausiai reikia kreipdėmėsi į tuos žmonės, kurie nori daryti tą verslą ir įsiklausyti juosius. Ir kalbėti su tai žmonėmis paprasčiausiai. Kokie lūkesčiai, ką galima padėti. Manyčiau, net verta būtų prie informaciniam centre, verslo turizmo centre, turėti žmogų, kuris būtų kaip koordinatorius, kaip kuratorius kažkokio, kai atvažiuoja, sakykime, kad jis rūpintųsi, tik palaikytų ryšį su versli Lietuva, su kitais rajonais, imti gerus pavyzdžius ir pasakyti, tuo klausimu reikia dirbti iš tikrųjų. Jeigu mes sėdėsim, nieko nebus. Ačiū labai, Edvardas Marčiukonis. Tai tikrai yra labai opi, skaudi tema. Ir mes visi žinom, kad lyg burtų lazdelė mosterius neatsiras tos darbo vietos iš karto. Tai turi būti ilgas, kantrus darbas valdžios, verslo, bendruomenių ir visų ūkininkų ir visų rajono žmonių. Gytis čia daug ką išvardino, aš turėčiau pridėti, kad tai turėtų būti rajono tarybos, naujos išrinktos politinė valia, apsisprendimas dėl verslininkų ar kitų mokesčių. Juos mes privalom skatinti, suteikti galimybę steigti tas darbo vietas. Toliau jaunieji ūkininkai, jeigu į kaimą neteis jauni žmonės, jeigu jie nekurs šeimos, kaimas turi ištuštėti. Bet šiandien turime paradoksalią situaciją. Visi mes žinom, kad nuo sausio 1 už pieną moka 17 eurų centų. Tai yra skaudu. Ir jeigu užsidarys tos fermos, tai Vilkaviškio rajone 1,5 žmonių neteks kur dirbti. Lygiai tas pats mes girdim kalbas apie Marijampolės cukrų. Problemos šiai dienai nėra sumokėta, neatsiskaityti teisingiau už derlių, kurį pridavė iki 2 metų. Ir sklando gandai, kad eina link bankroto. Irgi tą darys tie ūkininkai, kurie pridavė žaliavą, net gauna savo pinigų. Tai iš vieno galo mes galbūt skatinam būdami žemės ūkio rajoną, bet iš kito tai yra ir šalies politika. Įvardinam kaip kyšį, bet patys žinot, kai susirga, reikia daryti operaciją artimam žmogui ar pačiam, tai patys žinot, kokia sistema yra. Tai reiškia, esat davęs. Esat davęs. Tekia. Aha. Čia? Aišku, visą laiką stengiuosi to išvengti, bet kartais būna, kai kito pasirinkimo nėra. Gerai, toliau, Edvardas Marčiukonis. Pradžioje jūs įvardinat Žilinai, daktaras ir kas ten buvo. Daktarui tekia, bet tai, ką reiškia kyšys, saldainių dėžutė irgi turbūt kyšys ar kavos indėlis. Prieš ar po čia? Tokia forma tekia. Gerai, ačiū labai, dabar tada nuo Danutės Grabauskienės. Aš galvoju šitą klausimą užduoti ar ne, bet pagalvoju, kad užduosiu visiems. Ar pritartumėt prašymui Vilkaviškio Basanavičiaus aikštėje rengti gėjų ir lesbiečių paradą? Iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, tai tikrai ne. Aš tikrai palaikau Gražulį. Palaikau Seimo narį Gražulį. Aš taip pat neleisčiau. Aš jau suprantu, tai yra ligoniai žmonės,
bet Vilkaviškiai tokio parado aš neleisčiau, net įvertindamas, kad jie yra ligoniai. Tikrai ne, esu tradicinių pažiūrų, turiu šeimą, turiu 4 vaikus ir mane iš viso stebina tokie dalykai. Nu, būk tu koks tu nori, aš kaip liberalas toleruoju tai, bet kodėl tu turėti gatvėje rodytis, ar reikia, kad tu taip darai ir anaip. Čia nesuprantama man. Lietuviai turbūt vertina ir gerbia tradicinę šeimą. Dėl leidimo tai tikrai ne. Esu katalikas, turiu šeimą jau 20 metų, iš tiesų ne tik centre, bet ir rajoninėje šeimą. Ne, nereisiu. Gerai, dėkui už atsakymus. Tada nuo Evaldo Janulionio trumpas klausimėlis. Kada paskutinį kartą davėt išmaldos jos prašančiam? Prieš kokius 4 mėnesius. Praeitą savaitę prie Aušros vartų. Per Kalėdas. Daviau močiutei prie Maksimos išeidamas. Prie Maksimos pastovi durų, stovi moteriškė. Ir duodat pastovi. Šią savaitę irgi Maksima, kur apsipirkam. Aš neatsimenu. Jeigu taip atvirai, dideliai akcijom nepritariu, tačiau tiesiog paremiu savo artimus ir kaimynus, nes tikrai tokių turiu. Tai dažnai. Gerai, ačiū, ar ne? Tai tada dar paskutinis iš šito trumpo bloko, ar esate donoras? Vytautai Lekešio nuo jūsų, ar esate donoras? Prieš 25 metus buvau, dabar ne. Daviau, kai mokiausi kažkada kraują, bet mano tas kraujas labai retas, tai žinot, kaip su valkiečiai truputį gaila. Esu davęs vieną kartą. Esu davęs, bet irgi jaunystėje. Aš kelis kartus irgi esu davęs. Mano taip pat kaip Gyčio kraujas labai retas, tai keletą kartų yra mane susiradę tiesiog per polikliniką, kur reikėjo moterį gelbėti, vežėsi į Kauną, tai esu važiavusi 2 kartus. Daugiau. Aš, jeigu galima patikslysiu, dėl ko sakau, pas mane retas kraujas, iš tikrųjų pirma grupė minus. Tai, tikrai yra sudėtinga. Tai aš, jeigu, sakykime, bus reikalinga, kam tai tikrai visą laiką pasirengęs tą pasidalyti savo kraują. Nežiūrint, tai būsit meras ar nebūsit? Tikrai ne. Čia tas nekeičia. Nieko. Aš nedavęs. Gerai, tai dabar tada nuo Gyčio Lukoševičiaus turbūt eilė dar keli tokie esminiai klausimai, kur sritis, kur skauda visiems, ar ne, ir įdomu, tai namų renovacija, čia yra ir klausimas apie kybartuose, bet galbūt apskritai, kai vertinat namų renovacijos procesą, ką norėtumėt pakeisti ir ką keisit tą PNR? Kas vyksta dabar Vilkaviškyje ir kokiom sąlygom, tai aš tik tai domėjausi šito dalyku, bet aš, pavyzdžiui, nesuprantu iš tikrųjų. Kaip gali priversti žmonės, kad jie darytų tą renovaciją, jeigu kainos yra nelogiškos? Tikrai nelogiškos. Aš galiu pasakyti pavyzdį savo, mes praeitais metais apsišildinom namą, tai galiu pasakyti atvirai, man kainavo apie 40 000. Tai yra 2 aukštų namas. Pilnai buvo apšiltintos ir sienos, ir cokolis. Aišku, mes pasinaudojom LIFE programą, čia yra tokia programa, turbūt girdėję, kur dengia 30% išlaidų. Tai, darykit patys tada išvadas. Daugiabutis namas, gyvenam, sakykime, gyvena žmonės antram, tai yra 2 kambarių ar 3 kambarių bute, tai koks plotas sienų sudaro? O man teko pasidomėti, būtų įskaičiuojama apie 50-70 tūkstančių. Tai palaukit, už ką tada reikia čia taip mokėti? Aš paprasčiausiai nematau logikos.
Ir kaip tu gali priversti žmogų susimokėti savo būtą tokius pinigus, kai būtų vertė pas mus Vilkaviškyje, patys žinom, kokia yra. Tuo labiau, jeigu paimtume Kybartus. Tai manau, tas procesas tikrai neįsibėgės, kol nebus logiškos kainos, kol žmonės patys savo bendrijos, sakykime, susirinkę bendriją ir nenutars, ar mes tą darom, ar nedarom. Ir tai turi būti žmonėms leista pasirinkti patiems, nes pinigai tai mokami jų. Kas tuos darbus daryti? Aš turiu mintį šitoje vietoje gali ir su patentai žmonės daryti. Tai yra, aišku, daug visokių klausimų, bet yra ir draudimai ir visa kita, kur galima, sakykime, spręsti tą problemą. Žinau, dėl ko, pavyzdžiui, žmonės irgi susilaikė per šitą programą, kurią aš minėjau, LIFE, kodėl tie namai nebuvo šiltami. Tol, kol buvo leidžiama tik tai pinigus, reiškia, darbus, tai yra atlikti įmonėm, sertifikuotam ir visą kitą, tai kainos buvo per didelės ir niekas tom programom nesinaudojo. Ką noriu dar, dėl ko aš atkreipiu dėmesį į tą LIFE programą, čia kaip pavyzdys, kaip būtų galima tokiu modeliu, sakykime, naudojant, galbūt paskatinti irgi tą daryti. Pavyzdžiui, sukčiavimai visokiausi ir nukrypimai iš šonos yra praktiškai neleidžiami, dėl to, kad yra uždėtas kaip sakyti, sienos kvadratinis metras, yra įkainuotas 90 litų ir daugiau, tu gali tą kvadratinį metrą 150 padaryti ir taip toliau, bet kompensuojama bus, sakykime, tik tai nuo 90 litų 30%. Ačiū, Arnoldas Kravčikonis. Pakartokit klausimą. Kaip vertinate namų renovacijos procesą ir ką norėtumėt pakeisti, būdamas meru? Ar ką keisit? Pats tas procesas įsijudėjo labai sunkiai. Kaip žinome, iš pirmo etapo tik keli namai buvo. Antras etapas šiek tiek daugiau. Problemų yra tikrai. Ta, ką minėjo Gytis, tai ir kainos klausimas. Antras dalykas, tai ir projektuotojai, paskaičiavimai. Ir galbūt žmonės dar nepajuto tos naudos, kurie bus po to, kad atsiras, bus renovuoti tie namai. Kitas dalykas, tai yra įrėminti įstatymo, kur mes jau negalim pakeisti. Jeigu tai bus pakeista arba bus inicijuojama tie klausimai keisti, ko gero reikalai pajudėtų daug greičiau. Apie renovaciją, namų jinai būtina yra. Jeigu mes norim sumažinti šilumos kainą, sumažinti mokėjimą už šildymą, tai yra valstybės parama, kurie privalom pasinaudoti. Nes jeigu nepasinaudosim dabar, parama sumažės valstybės. Kalba apie kainas. Žinoma, vėlgi reikia kalbėtis, žinom, kad medžiagos kainuoja visur vienodai, ar mes Vilniuje pirksim, ar Vilkaviškyje pirksim tas medžiagas. Kainos yra vienodos. Aš noriu pasakyti, kad, sako, jo efekto nėra iš pirmo etapo. Efektas jau yra iš pirmo etapo. Aš ir turiu tam tikrus skaičius, kiek yra sumažėjimas, kur nepilnai renovuoti daugiabučiai pastatai, o žmonės moka jau mažiau. Ir jau mažiau, net 30 ir daugiau procentų moka tie gyventojai, gyvenantys tie namai. Turi pajusti žmogus naudą. Naudą ne tik, kad namas gražesnis, bet naudą, kad jisai moka už tai žymiai mažiau. Pirmasis etapas, kai buvo skaičiuojamas, buvo paskaičiuota, kad žmogus nemokės daugiau kaip šildymo kaina. Jis netgi mokės mažesnė šildymo kaina ir šilumos kainos bus skaičiuojama sugrąžinti bankui už namų renovaciją. Pavyzdys yra, ką mes turim surenovavę darželį. Darželį, Pasaka, Eglutė, Vilkaviškyje, Boratinas, netgi ir muzikos mokykla, sutaupimas 60%, piniginė išraiška, 60% sutaupo, netgi maksimaliai sutaupo pastatai. Piniginė išraiška, galima sakyti, kad apie 50 000 per metus taupo vienas pastatas. Tai yra nemaži pinigai. Ir aš linkėčiau, kad ta renovacija įsisiūbuotų ir mes nepraraskim tokios progos ir tokios galimybės kartu su valstybės parama padaryti tokius darbus.
Tai labai aš labai noriu konkretumo, ne? Ką jūs darysit ir panašiai, ne? Ne bendrų frazų. Aš galvoju, kad viskas turi būti natūraliai. Jeigu žmogus pasiskaičiuoja ir jam neapsimoka, tai niekas čia nepadės, jokie vajai, jokie siūlymai, jokie įtikinėjimai, kad čia yra programa ir kad čia yra. Jisai skaičiuoja, kiek jisai gyvens, jis skaičiuoja, kiek kainuoja butas ir niekas nepajudės iš vietos, kol nebus. Reikia kažkaip stengtis renovaciją daryti ūkio būdu, kad atsieitų pigiau. O jeigu mes pataikėm į tokias vėžės, kada čia trūksta statybininkų ir būtinai reikia padaryti, padėti šauktuką, padėti pliusiuką, įsisavinti, čia nieko iš to. Jau didžiuliai miestai, nežinau, Akmenės mieste yra pastatai, mažesnėse miestuose renovuoti išskaičiuoja jau 10 ir tai padaryta per 10 metų. Po namą, po 2. Aš, pavyzdžiui, išrinkus merą tikrai nesivelsiu šitą vajų, o stengsiuosi proto ribose protingai viską organizuoti. Ačiū. Iš tikrųjų, aš prieš kelius metus organizavau pati, kad piktai renovuotųsi, kad gautų kompensaciją, kad pritartų renovacijai. Dabar tikrai pasižiūrėjom truputėlį kitų kampų. Iš tikrųjų, kai Vartuose, pavyzdžiui, kaip butas kainuoja 30 000, renovacija 60-70 000. Paskaičiavom, kad žmogus, kur sutaupo 50% nuo šildymo kas mėnesį, daleiskim, jeigu po renovacijos, jis įsimokėti gali po 40 metų. Tai tikrai, žinokit, žmonės iš tikrųjų yra panikoje ir nepritarė. Ir mes tiesiog tam beveik ir pritarėm. Ir reikėtų daryti taip, ir jeigu taptume savivaldybės tarybos nariais arba merais, iš tikrųjų reikėtų daryti taip, kaip yra asbestinių stogų, pavyzdžiui, keitimas. Kažkas tai panašaus, inicijuotis vyriausybėje pasiūlymą, kad darytų panašiai, kad steigtų bendruomenę, bendrija turėtų juridinį statusą, galėtų su banku daryti sutartį, galėtų drausti ir imti bet ką, tada, ne bet ką, aišku, bet tai galėtų patentininkus imti ir padarytų galbūt nei kiek neblogiau ir būtų žymiai pigiau, kompensuotų taip pat gali kompensuoti, pažiūrėjau, tik už medžiagas. Galima arba tada gali būti valstybės kompensacija didesnė, ne 40, bet 70%. Įvairių yra variantų, bet aišku, geriau būtų, kad žmonės darytų patys savo iniciatyvą. Ir iš tikrųjų labai brangus projektai. Investicinis projektas, paskui techninis projektas. Darant investicinį projektą, tie projektuotojai net neatvažiuoja į vietą pasižiūrėti. Padaro ten nežinia kaip, paskui apsižiūri, kad negerai. Šitas darbas yra negeras. Čia tikrai daug yra trūkumų. Ačiū. Valdas Janelionis. Renovacija tai yra neišvengiamas dalykas, aišku, pastatų, bet dabar matau, kad dabartinė valdžia nesusitvarko su tavo uždaviniu, kadangi pasigendu aplamai kontrolės renovacijai. Aš visą laiką pravažiuoju čia Vilkavišky pro šitos renovuojamus namus ir atkreipiu dėmesį, kaip vyksta ta renovavimas, nes aš, žinot, vis tiek statyboje turiu šiokią tokią patirtį ir matau, kad priežiūros labai trūksta tiek iš savivaldybės, tiek iš darbų vykdytojų ir vyksta nebe pagrindo tos kalbos, kad ir medžiagos netos naudojamos, nėra kontrolės ir daleiskim pastatas, kaip pradedamas renovuoti ir jisai paliekamas, neužkonservuotas ir daleiskim stovi ten mėnesį, pusantro mėnesio,
siena, neužkonservuota, tai nesuprantami dalykai statyboje. Ir jeigu nėra, kaip sakyt, jokių pastabų statybininkam, tai labai liūdna. Ir man gaila asmeniškai tų daugiabučių namų gyventojų, nes jie įvaryti į kampą, jie matomai negali patys inicijuoti tos kontrolės, yra atitinkamos tarnybos, atitinkamos institucijos pasamdytos, kurios turi atlikti tą techninę priežiūrą, o jos akivaizdžiai neatlieka. Ir neaišku, kadangi iš karto matosi, kad tie namai yra nekokybiškai renovuojami, pasirinktas netinkamas laikas, nors gali pasakyti, kad čia buvo, kaip sakyti, tie terminai numatyti, bet vis tiek, kiek aš žinau, perkant paslaugas, yra sudaromas darbų grafikas, kada juos reikia kokius darbus, tada galima atlikti. O šičia tai matosi, kad čia neinicijuoja savivaldybė, kada kokius darbus atlikti, o čia statybininkai savo nuožiūrą atlikinėja. Ir dar kitas momentas, kad statybininkai irgi visai nepaslaptis, kad dirba irgi neblaiviam stovyje, tai apie kokybę mes šitą. Tai stiprinsit kontrolę, kaip suprantu. Tai ir stiprinsim kontrolę neišvengiamai. Ir kitas momentas dar čia kaip labai trumpai, mes Kybartuose aš irgi dalyvavau ataskaitiniam ir man labai patiko ten gyventojų toks pasiūlymas, kad kreiptis į vyriausybę ir pakeistų tą kompensavimo modelį, kad konkrečiai Kybartuose tai tikrai tikslinga vietoj 40%, kad būtų net iki 70% kompensuojama. Gerai, ačiū. Ir Vytautas Lekešius apie renovaciją. Manau, kad šita programa tokioj provincijoje kaip Vilkaviškis pasmerkta. Ji gali funkcionuoti didžiuosiuose miestuose, ten iš tikrųjų pažangus dalykas, bet aš labai šito srity nenusimenu, nes esu matęs ir visiškai apleistų tuščių 5 aukščių, o šalia tų 5 aukščių yra įkurtos nauji kvartalėliai nedidukai, į ką aš lenkiu. Tačiau galbūt geriau 50% išlaidų kiekvienam buto gyventojui skirti, kad jis įsigytų sklypą ir pasistatytų savo namą. Dabar kitas momentas. Galbūt šita programa veiktų, jeigu valstybė apsiimtų visą naštą, o dalį pinigų įsiimtų tada, kai tas butas būtų realizuojamas. Kitos aš išeities nematau. Vilkaviškį būtų kaina kritus, Kybartos apskritai nėra ką kalbėti. Tačiau mes siūlom žmogui įsigyti dar vieną butą. Sudėtinga. Aš kaip meras nematau, kaip galima būtų šitą programą sėkmingai vykdyti. Gerai, ačiū labai. Ir nuo Bernardo Marčiukonio dabar turbūt, ar nereikia atsakymų? Labai trumpas, konkretus. Labai noriu labai konkretus atsakymų. Baseinas Vilkaviškį jūsų kadencijos laikotarpiu bus ar nebus? Jeigu bus, iš kokių lėšų? O jūsų nuomonė? Tai, kai aš sėdėsiu čia, tada aš ir atsakinėsiu. Tai atsakau į klausimą. Pirma, reikia atsiklausti bendruomenės, ar tikrai Vilkaviškį reikalingas baseinas. Tai šiandien dieną dar nežinau atsakymą, bus ar nebus. Lėšos tai yra už Europos Sąjungos pinigų galima pagal projektą padaryti. Bet ar jis tikrai Vilkaviškį reikalingas? Gerai, toliau, Algirdas Neiberka. Baseiną Vilkaviškį turim, kad ir nedidelį, bet ligoniniai turim baseiną, kurio galime ir paslaugomis naudotis. Bet apie patį baseiną ar pačio baseino atsiradimą aš sutikčiau, jeigu būtų tai koncesijos pagrindais, ateitų verslininkai ir tai padarytų. Kad bus neabejoju, nes yra Lukoševičiaus programoje. Tik tai, nes jisai žodžių nelaido be reikalo, bet tokio, kad galėtų naudotis visi. Aš tikiuosi, kad tas baseinas ir tos vonios bus su geoterminiais vandenim. O tokio masiniam naudojimo vargiai, nes žinau šakių padėtį. Ir ačiū, kad čia nebuvo kreipimasis balsuotas Lukoševičiui, kaip būsimą merą, ne? Su jūsų pasakymu.
Gerai. Tikrai manau, kad reikalingas baseinas, bet būtų labai gerai mums pasižiūrėti geoterminius vandenis prieš tai. Mes kalbėdami apie baseiną kažkaip tai užmirštam, kad savo laiku tai mes turėjom baseiną Vilkavišky, tai pirties patalpose dabartinis. Ir aš dar dirbdamas administracijoje, aš atitinkamai kalbėjau, kadangi ten to baseino patalpos yra padalintos per pusę, priklauso Bendoraičiui verslininkui ir savivaldybė kita dalis. Tai kaip ir buvo su verslininku taip aptarta, kad mums pareiškus interesą, tai jisai, kaip sakyti, rastų kitą vietą, kur prisiglausti, o ten galėtume mes vėl atgaivinti tą baseiną buvusį seną. Ir aš matau, kad kai Vilkavišky pagal statistiką mažėja kiekvienais metais po 200 gyventojų, tai tas baseinas puikiausiai atitiktų mūsų poreikį. Tik tai reikėtų tą aplamai visą pastatą pertvarkyti, rekonstruoti ir puikiausias būtų objektas. Nereikėtų visai tokių lėšų naujam objektui, kurį reikia ir eksploatuoti ir viską. Ačiū labai. Vytautas Mikešis. Būdamas savivaldybės meras, tikrai neužsibrėšiu savo tikslą pastatyti baseiną. Galbūt aš prarandu kokį 100 balsų čia tarp jūsų sėdinčių, bet aš matau, kad yra daug svarbesnių dalykų ir tai yra ne pirmaeilis šiandien dalykas. Ruoždamasis šitą rinkiminę kompaniją, truputį sveikatą stiprinau mūsų ligoninėje. Ir mačiau, kokia ten yra įranga, kaip ten puikiai viskas įrengta. Mes tiesiog turim sanatoriją, neišeidami iš namų. Gytis Lukoševičius. Tai mes įtraukėme į programą šitą klausimą ir jisai nėra čia kažkokie svaičiojimai iš tikrųjų. Kaip žinote, mūsų praeitais rinkimais komandoje buvo amžinasis Simačys ir jisai dirbo stipriai su šitais klausimais. Aš nekalbu ten pilnai jau programų vykdymo, bet mes su specialistais bandėm pasižiūrėti į tą reikalą ir iš tikrųjų tai galima padaryti ir dėl to mes minim ligoninės teritorijoje, nes ten ir buvo suprojektuota, ten aišku buvo kalbama su geoterminiais vandenim, kad viskas būtų surišta. Čia tikrai klausimas, ar tą reikia daryti ar ne, bet jeigu mes kalbam apie to baseino, sakykime, funkcionalumą, tai taip, jisai atskirai vienas pastatytas tikrai bus sudėtinga išlaikyti, bet kaip žinote, ligoninė yra dabar daroma rekonstrukcija, bus ir geoterminis šildymas, turime ne tas giluminis, kur ten įmamas vanduo iš gelmių. Čia paprasčiausia tas klasikinis metodas. Saulės baterijos, tai papildomi šilumos energijos šaltiniai, tiek ir vandens šildymui. Ir tą baseiną galima būtų naudoti ir gydymo tikslams ir paprasčiausiai, kad jis atitiktų mūsų bendruomenės poreikius. Tai manau, aišku, tai reikia tikrai svarstyti ir su bendruomenėm, reikia tai labai stipriai pasižiūrėti, bet aš manau, kad gyventojam, jaunimui tas dalykas reikalingas. Jeigu sako, ligoninė turi baseiną dabar, tas baseiniukas yra mažas ir tikrai jisai tik tai gydymo tikslam tiem poreikiam yra tinkamas. Sakykime, ten tikrai neįsi maudytis ir niekas neleis į tą baseiną vaikščioti visuomenė, sakykime, vakarais ar ten vaikus mokyti plaukti ar dar kažką. Kitas, aišku, variantas galimas, mes kalbam apie sporto salės statybą ar rekonstrukciją. Tai tikrai neatmestina, kad galima ir su tuo kompleksu tą sujungti. Tai tikrai svarstytinas dalykas, bet nesakau, kad tai yra numeris 1, nes turim daug, tokių, kaip pasakyti, upesnių problemų, kurias reikia atėti. Ačiū. Nuo Algirdo Nebergos dabar klausimas. Iš tiesų, patys tiesioginiai mero rinkimai turbūt suponuoja šitą klausimą. Įsivaizduokit situaciją, jūs esat meras, o tarybos dauguma yra kita. Kaip įsivaizduojat bendrą darbą tokio situacijų? Ir čia panašus klausimas ir iš salės buvo kartu, ką aš paruošęs. Jūs meras, tarybos dauguma kita, kaip įsivaizduojat bendrą darbą?
iš ties, kaip merai įsivaizduoju, jeigu būtent kita dauguma, tai mero ir yra funkcija susitarti, susikalbėti su esama dauguma, ieškoti kompromisų, kelių, nes vis tiek mes tą patį kalbam, dabar jau mes čia daugiau kaip 1,5 valandos tą patį kalbam, kad tik bendru darbu, bendru sutarimu galima pasiekti rezultatus. Tai mero funkcija ir užtikrinti, kad su tarybos nariais susikalbėti su visais, kad būtų sprendimai priimti, išdiskutuoti ir teisingi rajono žmonėms. Aš pritariu. Ir Neiberkai, nėra kitos išeities. Vis tiek reikės darbus padaryti, vienus ar kitus. Reikės susitarti. Ačiū. Danutė Grabauskienė. Pilnai pritariu. Reikia kalbėtis, ieškoti kompromisų. Ir aš manau, kad į tarybą žmonės, kurie pasirengia eiti ir kurie kandidatuoja, tikrai jie mąstantys plačiai, ne taip, kad ten užsispyrė kaip užiai, bet jie tikrai, kiekvienas žmogus galvojam ir man atrodo, kad jeigu pradėsim diskutuoti ir visi galvojam, kad tik būtų geriau ir tikrai kompromisą aš manau, kad bus galima rasti. Aš skaitau, kad reikėtų prie mero, kad būtų tokie kaip ir iš tarybos narių, aišku, patarėjai, 5-6 galėtų būti, kurie atstovautų skirtingas partijas ir su jų pagalba iš karto aptarti aktualius klausimus ir gavus pritarimą, tada jau svarstyti, kaip sakant, pilnai taryboje. Ir tokiu būdu galėtų visi klausimai būti priimti žymiai sklandžiau ir efektyviau. Mąsčiau apie tą klausimą ir galvoju, kad esu nepartinis. Tai man šiuo atveju, bent aš taip mąstau, kad būtų lengviau šitą problemą spręsti. Esant dauguma ir esant mažuma, taip sakant, opozicija, taip pat gaus pakankamai balsų, reiškia, dalis mūsų gyventojų palaikė ir opoziciją. Todėl aš manau, kad valdančioji dauguma neturi įsipareigoti viena traukti vežimą. Aš kaip meras sudaryčiau sąlygas, kad galėtų prie to vežimo prisijungti ir kitos partijos, ir netgi yra žmonių tuose partijose, kuriuose ir nelaimi balsų į tarybą. Galima ir joms duoti tam tikrą sritį, kur gali pasireikšti. Tai jeigu mes sutarėm, kad visos partijos dirbam rajonui, tai kodėl mes taryboje negalim sutarti, kad kiekviena partija pasima savo ypatingai svarbę sritį, ten, kur jinai gali kažką nuveikti ir to sritį dirba. Aš atsižvelgsiu į tai, kokią partiją daugiausiai balsų gaus taryboje. Tai mes atiduosim patį pagrindinį darbą. Ta partija, kuri gaus mažiau, pasiūlysim kažkokį kitą darbą. Ir tokiu būdu mes galim rajoną traukti tada, susikibę tą vežimą vieną kryptį. Ačiū. Aš manau, kad šiuo atveju truputį keisis mero funkcijos. Jisai iš tikrųjų nesvarbu, kokios partijos jisai ateina, jį išrenka kai žmonės. Ir jis atskaitingas nebus tik tai tarybai. Jisai bus atskaitingas ir žmonėms. Tai taip, kad bet kokius darbus darant, aš manau, o ypatingai strateginius, kur kalba vyksta apie viso rajono vizijas ir kryptingumą, sakykime, tai nemanau, kad neįmanoma surasti bendro sutarimo. Nes čia būtent ir bus mero tokias, pats pagrindinis darbas, kad vienyti visas partijas, visas jėgas. Ir dar vienas dalykas, aš jums pasakysiu atvirai, kaip man atrodo, jeigu mes lygysim šiuo metu Lietuvoje partijas, tegu būna ir kairios, ir dešinios, bet šitos pagrindinės partijos, jos iš tikrųjų neturi didelio skirtumo tarpusavį. Vis viena, tuo labiau, kai kalba vyksta apie tuos, kaip sakau, apie pagrindinius dalykus, kur reikia spręsti ir žiūrėti, kad būtų tie darbai gerai padaryti.
Tai tikrai nemanau, kad tai bus sunkumu. Mes kiekvieną dieną susiduriam tiek versle, tiek buitiniam gyvenime su prieštaringai manančiai žmonėm, bet vis viena mes turim, jeigu norim gyventi bendruomenį, surasti bendrą kažkokį interesą, bendrą sutarimą. Ir aš manau, kad dar kartą paminėsiu, kad mero būtent pareiga vienyti žmonės ir vesti į priekį. Bet pirmiausia, kad tas vedimas būtų ir žmonės norėtų eiti į priekį, reikia užsiduoti aiškius tikslus, vizijas, kad nebūtų blaškomas ir kiekvienas ar dirbantis savivaldybė, ar vadovaujantis kažkam tai žinotų savo kryptį ir ką reikia padaryti. Ačiū ir Bernardas Marčiukonis. Pirmiausia, manau, kad Vilkaviškiai taip neatsitiks. O antra, tai kadangi mes visi 7 beveik panašiai šnekam apie tą patį, tuos pačius dalykus. Taip, kad kompromisai turbūt tikrai būtų. Gerai, ačiū. Dabar trumpi klausimėliai, labai trumpai taip arba ne. Gerai, nuo to žalio turbūt dabar turim pradėti. Ir klausimas visiems, ar tapęs meru atliksite savivaldybės viešą auditą? Tai yra privaloma. Veiklos auditai turi galvoje. Finansų? Finansų auditai. Atliekamas kiekvienais metais. Bet jūs atskirai, tapęs meru iš karto jį užsakysit ir tą padarysit? Nu, ko gero ne. Gerai, tiesiog pasitikiu jo. Taip arba ne? Danutė Grabauskienė? Taip, reikėtų galbūt, manau, kad reikėtų pasižiūrėti, galbūt ne visiškai, kad visą auditą, nes tai yra taip pat pinigai, tačiau analizę tokią ir auditą kai kurių sričių reikia padaryti. Gerai, ačiū. Valdas Anulionis. Neišvengiama nepriklausoma audito. Ačiū. Vytautas Mikeščius. Aš dabartiniais darbuotojais pasitikiu ir aš manau, kad dabartinis auditas atliktas tinkamai ir aš sulauksiu sekančių metų, kai ateis eilinis auditas. Dėkui. Kitas Lukoševičius. Aš manau, kad pirmoje eilėje reikia pasižiūrėti finansinius duomenis. Yra daug skaičių, į kuriuos pažiūrėjus galima jau spręsti, kokie tai dalykai ir kas čia yra. Man tik tai užmetų sakė, aišku. Klausimas buvo taip arba ne, tiesiog gerai? Taip arba ne? Analizę darysim. Taip. Ačiū. Gerai. Bernardas Marčiukonis. Jis daromas ir dabar. Taip, kad jeigu kas neaišku, galima padaryti papildomą. Gerai, ačiū. Ne tik auditas daromas savivaldybėje, bet ir valstybės kontrolė tikrina finansinius dalykus ir tas darymas audito be abejo. Tam tikrom sritim reikalingus, kodėl ir ne? Aš pritarčiau. Gerai, dėkui. Danutės Grabauskienės, šiek tiek apie savivaldybę, kaip instituciją, administraciją, kurie savivaldybės skyriai jūsų manimų dirba efektyviausiai ir kurie mažiausiai efektyviai. Efektyviausias skyrius ir mažiausiai efektyvus skyrius savivaldybės administracijų jūsų manimų? Savivaldybės administracijos efektyviausias skyrius. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros. O mažiausiai efektyvus? Juridinis. Ačiū. Geriausia tai dirbantis architektūros skyrius. O prasčiausia tai švietimas. Dėkui. Vytautas Mikeščius. Manau, kad tai ekonomikos plėtros skyrius. Ir manau, kad kiek tai reiktų pasistengti, o galbūt tai reikėtų atkreipti dėmesį ir rimčiau politiškai tai pažiūrėti, tai kultūros skyrius. Ačiū. Gytis Lukoševičius. Susilaikysiu nuo atsakymų iš tikrųjų. Jūsų teisė, Bernardas Marčiukonis. Būtų neetiška komentuoti. Kai dabartinis vadovas, aišku, skyriai dirba nuoširdžiai pagal esamos žmonės. Trūksta kai kur žmonių, kai kur trūksta specialistų. Bet šiandien dienai skyriai dirba tikrai nuoširdžiai, atsakingai ir aš jiem palinkėčiau, kad ir toliau ta atsakomybė toliau dalintųsi. Daugiausiai problemų man pridarė turto valdymo skyrius, aš jį vertinu blogiausiai, o gražiausias yra švietimo skyrius. Gražiausias.
Gerai, nuo Evaldo Janulionio, suprantu, kad čia galbūt galėtume vestis į diskusijas, bet tiesiog irgi taip arba ne. Ar jums užtenka skaidrumo apie Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomus viešuosius pirkimus? Neužtenka skaidrumo, kad aš galiu pavyzdį vieną pateikti. Iki minutės, tai reiškia atsakymą, jeigu norit plėstis, gerai? Ne, tai aš trumpai vis tiek vyko, dar man vadovaujant, vyko maitinimo mokyklose paslaugos pirkimas. Ir kai mes buvom įtraukę į komisiją tarybos narius, kurie labai aktyviai pasireiškė kaip komisijos nariai, tai šitas pirkimas buvo atliktas kažkur 5 milijonais pigiau negu buvo numatyta. O čia dabar, kaip girdžiu, konkrečiai aikštės viešieji pirkimai, kai buvo darbų atlikti, tai mūsų, man vadovaujant, buvo numatyta 2,8 milijonai aikštės renovavimas, kai jisai nupirktas už 4,5 milijonų. Tai šitie momentai pasako kažką. Ačiū, Vytautas Vakėšis. Aš manau, kad tam padalinė dirba kompetenciją turintys žmonės, jie atsako prieš įstatymą ir jais reikia pasitikėti. Nesu tarybos narys ir tikrai nežinau ten tų giluminių srovių, kas ten yra ir kaip ten viskas vyksta, tai tikrai noriu, jeigu sąžininkai, tai galiu pasakyti, kad tikrai girdint iš kitų, kokie yra pasakojimai ir kas yra daroma, tai tikrai nepasitikė tas, kas dabar yra. Ačiū. Dar Čiukonis. Kad komisiją reiktų praplėsti, tai aš sutinku. Ir daugiau įtraukti žmonių, kad mažiau būtų kalbų. Dėl pačiaus viešų pirkimų dirbo pagal įstatymus, be abejo. Aš ir sutikčiau dėl to, kad viešiau būtų. Mes čia buvom ir kalbėję ir anksčiau, kad ir savivaldybės tarybos nariai tame procese dalyvautų vardan skaidrumo. Nedalyvauja iš tose pirkimuose, negaliu pasakyti. Bet viešos informacijos pakanka, nepakanka, jeigu domit. Pakanka. Tikrai norėčiau, kad dalyvautų viešųjų pirkimų komisijose tarybos nariai ir bendruomeninių organizacijų atstovai. Ir kad kiekvienas žmogus, galbūt kam čia reikia tų dabar bereikalingų kalbų, kad matytų ne tik sutartį, bet ir pačią procedūrą, galbūt eigą paviešinti ir kad nereikėtų čia visokių tų kalbų, tokių ir mąstymų. Gerai, ačiū ir mūsų debatai į pabaigą. 2 klausimai liko, vienas rimtas, kitas labai rimtas, tai nuo to rimto, paskui labai rimtas. Irgi labai trumpas. Kiek turit giminaičių ar pažįstamų, kuriuos norėtumėte įdarbinti savivaldybę ir pavaldžiose įstaigose, kai tapsit meru? Kiek turit šiandien dienai tokių? Kiek turit giminaičių ar pažįstamų, kuriuos norėtumėte įdarbinti savivaldybėje ar pavaldžiose įstaigose, kai tapsite meru? Nuo ko pradėsi? Neturiu. Aš jau versle praėjęs tuos etapus ir žinau, kaip yra sunku dirbti su giminėm ir tuo labiau su draugais. Tai kad tokių praktikų tikrai nenaudosiu. Šiuo metu tikrai neturiu giminaičių, o per savo karjerą tikrai nei vieno savo giminaičio nebuvau įdarbinęs. Ačiū, Arvydas, nevėra. Savivaldybėje tikrai neturiu nei vieno giminaičio dirbančio. Čia ne giminaičiai esmė, čia esmė, kad savivaldybė ateitų dirbti specialistai. Tie, kurie nori dirbti ir nori padėti mūsų kraštui. Dėkui, Žalys. Neturiu ir neturėsiu. Štai, garantuotai. Gerai, ačiū. Tikrai neturiu ir ateityje tikrai neturėsiu, nes turiu tokią karčią patirtį, kad jeigu tik tai įsidarbina, bent kažkaip prijauti žmogui, kad kažką tai tokio ten nereikia giminės, tai tikrai, kad
Nu, tikrai, kad reikia nusivilti labai stipriai. Taip, kad ne. Čia problemų nėra, nes giminių neturi. Draugų ir pažįstamų turit vis tiek. Draugų irgi neypatingai. Gerai. Ir iš tiesų paskutinis klausimas pabaigai iki 2 minučių, ar ne, mat jūsų kaip ir baigiamasis žodis, bet klausimėlis vis tiek būtų toksai, kad jūsų svajonių Vilkaviškis po 20 metų, ko turėtų nelikti ir kas turėtų būti kitaip. Gerai, Mokyčio Koševičius. Šiuo atveju ir baigiamasis žodis iki 2 minučių, ne? Po 20 metų. Nu jau aišku, būtų gerai, kad nereiktų čia su kriukučiais vaikščioti po tą Vilkaviškį. Bet iš tikrųjų, kaip ir pradžioj minėjau, aš matau vis vieną šitą miestą žymiai gražesnį, nes tikiu šio krašto žmonėm. Suvalkiečiai visą laiką buvo išradingi, darbštūs žmonės. Tikrai norėčiau, kad tas skaičius žmonių nesumažėtų jau bent, nepereitų tą ribą kaip 10 000. Dabar jisai sparčiai mažėja. Būtų labai gražu, kad kaimynas būtų už sienos ramus ir nereiktų mums čia su baimėm gyventi. Miestas, tai kaip sakiau, tie ateina dabar europiniai pinigėliai, jeigu mes juos teisingai įsisavinsim, neįsisavinsim, tiksliau juos panaudosim, taip, kad jie mums paklotų ateičiai, sakykime, kaip ir būtų, tai ir sugebėtume padaryti taip, kad jaunimas norėtų grįžti, kurtų savo šeimas ir gausintų šitą kraštą. Tai manau, kad viskas bus gerai. Ačiū labai, Bernardas Marčikonis. Kas bus po 20 metų, nesiimu spėlioti, kas bus po 4 metų, galiu pasakyti. Turėsim sporto salę, turbūt, turėsim stadioną Kriviškos, turėsim sutvarkytą infrastruktūrą mieste, turėsim aikštę, kurie džiaugsimės, turėsim sutvarkytus paukus, pradėta rengti dviračių takus. Tai tiek. Dėkui, Albertas Neiberga. Be abejo, Vilkaviškį rajoną norėtųsi matyti, kad jis būtų traukos centras, kad sugrįžtų čia žmonės, sugrįžtų ir norėtų čia gyventi, kurtų naujas darbo vietas, rajonas būtų gražus. Ne tik centras būtų gražus, bet būtų visas rajonas patrauklus ir mielas ne tik mums, bet ir čia atvykstantiems turistams. Kad mes galėtume didžiuotis, kad sakytume, kad mes esame iš mūsų rajonų ir mes čia gyvename. O darbai laukia didžiuliai darbai ir mes esame patekę į tikslinių teritorijų finansavimą. Tik tikslingai panaudokim ir teisingai panaudokim tas lėšas, kad mūsų gražus būtų miestai, mūsų rajonas būtų patrauklus turizmui, kad čia būtų tikrai miela gyventi ir kad nebūtų, kai mes pradam kalbėtis, į kur atsives tą žmogų. Tą žmogų mes galėtume vestis į bet kurį kampelį ir džiaugtumėmės, kad mes esam šio kampelio čia gyventojai. Tai linkėčiau, kad jisai būtų pasikeitęs ir mielas akiai visiems, ne tik gyvenantiems, bet ir atvykstančiams. Ačiū, Žalys. Aš tikiuosi, kai atsiskirs kybartai, vilkaviškiečiai galės skirti dvigubas jėgas šitiem planam įgyvendinti. Kybartiečiai galės irgi. Lenktyniavimas yra labai geras dalykas. Manau, kad viskas bus gerai. Ačiū, Danutė Grabauskienė. Aš manau, kad bus Vilkaviškyje ne tik tai centrinė aikštė sutvarkyta, bet ir sutvarkytos kitos gatvės. Didžiuma dalis gatvių sutvarkyta bus, apšviestos gatvės, šiuolaikinėmis lempomis, šiuolaikiniai šviestuvai bus.
Taip pat mes atitinkamą dėmesį būsime sutelkę į mūsų patriarchus ir į Basanavičių, Kudirką. Mūsų muziejus labai puikiai gyvuos, kuris jungs visus kitus edukacinius centrus per kaimo bendruomenės. Ir tikrai Vilkaviškyje bus gyventi gera. Ačiū labai, o Pasamulionis? Aš įsivaizduoju Vilkaviškį, kad jisai turėtų žymiai pagriežtėti, būtų erdvus, jaukus, prieinamas kiekvienam žmogui ir kad jame būtų malonu gyventi, tai būtent didžiausias būtų privalumas, tai yra gatvių sutvarkymas, želdinių, apšvietimo, tai tas priduoda žmogui tokį laisvės jausmą. Ir tai, aš manau, yra pagrindinis momentas. Ačiū, Vytautas Lekešis. Žinodamas suvalkiečių charakterį, manau, kad po 20 metų mes gyvensim oriai. O trumpiau galėčiau pasakyti savo rinkiminės programos pagrindinę tezę. Vilkaviškio rajonas - ekonominių, kultūrinių ir socialinių gyvenimų lyderis užnemunės regione. Ačiū labai visiems kandidatams, nors sakiau, kad klausim vieną kartą, bet gal paduokim antrą kartą visiems už tikrai korektišką diskusiją ir debatus. Iš tiesų, tai gal tik įsibėgė apie kompaniją, čia matysit ir debatų ir televizijoje, berods rytoj važiuoti televiziją, ne? Tai kviečiam žiūrėti Marijampolės televiziją, matysit gal kitokias diskusijas ir dar tikrai yra to laiko. Tai labai jums ačiū iš tiesų auditorijai už tą korektiškumą, kurį sugebėjote išlaikyti. Ar ne, jeigu bus kažkoks tai poreikis ir jeigu bus antras ratas mero rinkimų, mes galbūt galėsim atskirai tarp kitų dviejų padaryti, tu išėjus į kitą turą, jeigu mes tą norėsim, tai tikrai čia ne problema. Tai dar kartą ačiū, aš jeigu jam paspausti ranką, vienas iš jų tikrai bus meras, tai aš pirmas tą padarysiu, nežinau kuris, bet vis tiek kažkuris tai bus.